Gerai įsimesti kamuolį ir perėti kitą aikštelės pusę. Šildrasas su kamuoliu perdavimo. Šiandien irgi pataiko jau savo antrą tritaškį. Venskus žaidžia dabar prieš Margerį Normantą, prieš žemesnį varžovą ir... Kreišmontas nerado kelio po krepšiu, Erikas Venskus čia turi ūgio pranašumą. Kyla statyti užtvarą, Arlauskas ieško aukšto ūgio, gauna kamuolį Venskus prieš Rupštavičių, daug kontakto, pražangos. Kaip kad pavyzdžiui, ar Žalgiris sumes 100 taškų. Kaip kad pavyzdžiui... Blizniukas. Vėlgi jo rankose kamuolys, šį kartą su Eriku Venskumi. Atšokdamas prieš... Majauskas. Ne, nepavyko, sureks nieko. Venskus irgi pats nenori imtis iniciatyvos. Nors dar pataiko iš toliau. Čildrasas spręs atakos baigti. Ten stepautą darė Blaževičius palik. Turi aikštės šeimininkai. Erikas Venskus gali pataikyti iš toli. Meta ir pataiko. Džibriutonas. Venskus ir čia Tuki Braunas pametė. Stipresnių žaidėjų su pleikiu, jeigu liečiant kontakto lygį, bet Erikas Venskus dabar iš toli. 3 taškai. Žaitą Kortato užtvarą naudoja vadinamą po krepšiu, tiesiog patraukia, pravalo gynybą po krepšiu. Pirmas. Neatsisako gynybinės idėjos gintis aikštę. O Vuls. Pinigų atakos. Ten, aišku, nenorėjau Venskus išsikeitimo, nes Francisko buvo prieš jį, dabar Mičelas gerokai jų sunkiau pastumti. Šiokį tokį šansą. Šis žaidėjas dabar jau spėjęs porą mačų sužaisti Lietuvos krepšinio lygoje ir nevėžia bet gretos. Minėjau jo tą prastesnę atkarpą šiandien irgi. Beveik 10 minučių aikštelėje visi 4 pramesti metimai. Čia Venskus nemeta iš toli, veržiasi prieš Pacevičių, rodo. Venskus. Praniečių tandemas ant parketo vienu metu. Tradicinė atakos pradžia. Po pick and popo. Turit šiandien 12 registruotų krepšininkų, jonaviečiai tik 10. Venskus. Na jau buvo, atrodo, suklaidinti. Džordžas Gagičiaus taškai. Plius 4 kamuoliai. Wow. Čia Venskus vėl gera proga. Su kamuoliu atakuoja Breidį Meneką, 3 sekundės, 2. Nusimeta dar kamuoliu Venskui. Šis metras iš už tritaškio pataikė. Dešiurebiui. Tuo pačiu jis atsidaro šioje dvikovoje. Venskus turi progą mesti, tą ir daro. Blizniukas. Venskus irgi gauna progą išsimest, Grynas. Nykšti viršų, ką ir sakiau, pirmoji rungtynių pusėje pamatėm panašų epizodą, kuris baigėsi lygiai taip pat. Čia Venskus tam. Majauskas su to pačiu Brazdeikiu kovoja po krepšiu ir Venskus. Pasirizikavo bandydamas perimti kamuolį, metimas netaiklus, bet Majauskas suranda Arlauską, kuris taip pat meta netaikliai. 24-24. 2 taškai. Plėsti aikštelę nepataiko, Blizniukas ima atšokus į kamuolį, antrojo šanso galimybė Jonavai. Jau ir trečio šanso. Bet gynyba tik tiek, kad prieš tai Žirardas neišnaudojo auksinės progos, Zotovas su daug kontakto, dešinė ranka nesėkmingai. Iš viso BC Lietuvos krepšinio lygoje šis mačas startavo anksčiausiai. Kaip Januševičiui nepavyksta išnaudoti. Čildrasas absoliutus bet lyderis, vienas metimas iš 8. Venskus. Kart iš toli neatakavo, arčiau krepšio, Blizniukas iš po jo ir atakuoja. Venskus čia po krepšių norėjo kamuolio, Kirvisas. Gerokai sumažėjęs komandų rezultatyvumas ketvirtajame kėlinyje. Venskaus geras perdavimas. Kreišmontas turėjo pasiūlymų likti Ispanijai, bet nusvėrė Vilkų pasiūlymas, jog komanda žais. Pavyko atsidengti Briutono ir jos. Atskirto tenai nuo kamuolio Lukašūnas Blizniuką, tiesa neilgam Blizniukas priima. Pakilęs aukšta gynyboje prieš Arlauskas, Venskui pranašumo situacija. Tam buvo siunčiamas kamuolys ir vėl. Kas dar tai būtų be pražangų žaidžianti ekipa. Puikiai Venskus suranda Blizniuką, šis iš pakrepės. Liko prie jo Žygimantas Kučas, Venskus prie žemesnių varžovo, kaip Januševičiaus niekas. Bauda. Beliauskas, Kučio užtvarą labai aukštai išeina Venskus ir perima kamuolį Erikas Venskus iki galo. Pataikė Kreišmontas. Ir dar Jonavos perimtas kamuolys Kreišmonto. Gerokai solidžiau už savo varžovus pastarųjų kelių minučių
Be abejo, įmant ir trečiąjį kėlinį metu, bet... Sabeckis. Pat žaidžia iki galo, gauna stogą su kamoliu. Jau savo pirmąjį metimą prameta. Netikėtai prametė. Pirmoje 8 iš 10 jis sumetė Jonavos krepšį. 26 Nojus Bukauskas leidžia atsikvėpti Amitui Ebo, veržiasi ir gauna Eriko Venskaus bloką. Vėl toks.